Sapropelis. Kas tai? Dažnas nėra girdėjęs šio žodžio, tačiau žinovai tvirtina, kad sapropelį galima panaudoti įvairiems tikslams. Pirmiausia, jo galima tręšti laukus, kuro gamybai ir netgi medicinai. Sapropelis – tai biologinių procesų medžiaga, susiformavusi ežerų dugne per tūkstančius metų nuo paskutinio apledėjimo. Sapropelis dar nėra kaip reikiant ištirtas ir jo panaudojimo galimybės dar nėra pakankamai įvertintas. Sapropelio atsargos Lietuvoje tiksliai neapskaičiuotos. Mokslininkų duomenimis jos yra labai didelės. Vien išdumblėjusiuose, valytinuose ežeruose susikaupia 500 milijardų kubinių metrų sapropelio. Žinoma, kad sapropelį galima panaudoti įvairiems tikslams. Pirmiausia, galima tręšti laukus, tam daugiausiai jis yra ir naudojamas. Sapropelis yra didžiausias Lietuvos turtas. Ir jeigu mes jį pradėtume eksploatuoti, visi lietuviai turėtų gyventi turtingiau negu arabų šeichai. Tokias kainos yra rinkoje. Kadangi tai yra ir vaistas, ir trąša, ir priedas gyvulių maistui, bet pagrindinis dalykas tai yra vaistas nuo visų ligų. O kodėl tai vaistas nuo visų ligų? Todėl, kad jame yra visos amino rūgštys, yra visi vitaminai, visi fiziologiškai aktyvūs mikroelementai, yra jodas, bromas, joninės struktūros, elektrolitinės struktūros. Ir tai yra ekologiškai pats švariausias produktas šioje žemėje. Pasaulis jo nežino, todėl kad jo niekur kitur išskyrus Lietuvos regioną nėra. O tai kodėl dabar mes sakom, kad jisai pasitvirtintų, mes gyventumėm brangiausiai, gal čia yra visiškai netobula medžiaga. Kaip jūs ją suradot, šitą medžiagą? Šitas dalykas yra žinomas jau kokie 3000 metų. O jūs kaip suradot, kokiuose šaltiniuose? Dirbo daug mokslininkų ir dirbo sovietiniai mokslininkai, šėrė gyvulius, šėrė paukščius, būdavo didžiuliai prieaugiai, tręšė augalus, būdavo dvigubi derliai. Antras dalykas, kas svarbiausia yra, jisai naikina radioaktyvias atliekas, pats savaime naikina. Kitaip sakant, tai yra superinė, ekologiškai pati švariausia medžiaga pasaulyje. Jeigu pradėjai dabar jį eksploatuoti, tai toj pat atsirastų šitie vagys bolševikai komunistai, ar dar kokie nors ten. Bet jeigu jie žinojo jau, tai jie gali ir atsirasti? Čia žino labai siauras mokslininkų ratas ir praktiškai jo paėmimas yra labai sunkus. Bet yra atitinkama technika, kurią būtų galima imti, bet vėlgi, jeigu mes išeinam su šituo sapropeliu, tai tada mes pradedam karą su chemijos gigantais, kurie gamina trąšas, su cheminiais gigantais, kurie gamina vaistus. Mes užlugdom visą vaistų pramonę. Trauk, imk už apačios. Greičiau. Dabar privarykit. Dar čia pavarą. Atidaryk dabar. Atidaryk, viršų. Negaliu prieiti. Laukiu, O, dabar. O, taip geriau. Nu, važiuojam. Atidaryk dabar. Reikėjo darbinės. Mes užlugdom visus gydytojus. Nes jeigu tu naudoji sapropelį, tu neturi ligų. Tai kam reikalingos visos šitos sistemos, sveikatos ministerija, kam reikalingos ligoninės, poliklinikos, brangiausias milijoninės aparatūros, nieko nebereikės. Bus viskas labai paprasta. O tai kiekvieną dieną sistematingai šaukštą to sapropelio įkalį ir jau gerai. Taip, tik tai dar reikia taisyklingai maitintis. Prie viso to. Ja, mes gesam
žemdirbiai ir mums pilnai užtektų grūdinių kultūrų. O kaip iš šitą ežerą tada vis tik tai atrado tarp gausybės ežerų? Lietuvoje visi ežerai yra ištirti geologiškai. Viskas yra žinoma. Lietuvoje žinoma, kiek yra aukso, Lietuvoje žinoma, kokios yra gintaro atsargas. Bet mūsų geologai yra tokie pat slapukai ir teisingai daro, kad nieko neatskleidžia. O čia tas pats atvejas, kai buvo šitie visi bažnyčių turtai. Kada netgi partiniai Lietuvos žmonės žinojo ir niekam neišdavė. Tuos turtus bus galima pradėti eksploatuoti, kai ateis normalios moralės, etikos žmonės. Nes kitu atveju pasiims visus pinigus tas, kas pradės eksploatuoti. Bet jeigu pasakytum pasaulio kokiam mokslininkui Sapropelis, jisai suprastų, kas tai reiškia, ar jisai nežinotų? Nelabai. Būtent pagal sudėtį tik, tai cheminė sudėtį. Kadangi cheminė sudėtis yra aiški, čia net pavyzdžiui, yra ištirti lipidai. Lipidai tai yra riebalai. Šitų lipidų mes gaunam, ne vienas augalas tiek neturi lipidų, kiek čia yra. Tai yra nepaprastai turtingas dalykas. Vitaminai, sakau, yra tokie kiekiai, kad neįmanoma netgi pasakyti. Tinkamai paruoštas sapropėlis vertinga tarša. Sapropėlį galima naudoti kaip pašarų priedą gyvuliam šerti, nes jame gausu B grupės vitaminų, aminų rūgščių ir kitokių biologiškai aktyvių elementų. Sapropėlis gali būti chemijos pramonė, naudinga žaliava statybinės medžiagoms gaminti. Iš jo galima išskirti įvairius produktus – degutą, pikį, netgi skystąjį kurą. Sapropėlis naudojamas taip pat ir kosmetikoje. Sapropėlis gali būti eksportinė žaliava arba eksportinės produkcijos gamybos šaltinis, tačiau apie jį nelabai kalbam arba visiškai nekalbama ir galbūt visiškai neatsitiktinai.